Tempimo pratimai, kad raumuo būtų ilgas ir plonas. Manau, sutiksite, kad jūs visos to norite. Tempimo pratimų serija, kurią galite daryti kiekvieną kartą po, tarkim, ėjimo arba po bėgimo. Atsisėdame patogiai, suglaudžiame kulnus ir pėdas, ištiesiame nugarą ir stengiamės su kaklu augti. Kuomet mes augame, tiesiamės, reikia kelius lenkti į žemę. Ir jokių būdų negalima spirokliuoti. Ir po truputį taip reikia sėdėti ir temptis. Tikrai labai paprastas pratimas, lengvas ir visiems tikrai galimas. Antras pratimas būtų tas, kad jums reikėtų ištiesti vieną koją, kitą koją priglausti. Taip va. Ir tada stengtis su ranka paliesti kelią, o su kita pirštų galus. Ir atliekame spaudimą ir tiesimasis. Tempimo pratimus atliekame lėtai ir stengiamės kuo giliau iškvėpti ir įkvėpti. Ir tada padarome kitą. Ir jeigu galvojate, kad šį pratimą atlikti lengva, tai paprašykite savo vyrų, kad jie tai padarytų. Pamatysite. Ne visiems vyram pavyks, nes jų dažniausiai kojos va taip pat. Ir trečias tempimo pratimas būtų barjerinis žingsnis. Barjerinis žingsnis yra tas, kad čia turėtų būti 90 laipsnių kampas. Jeigu jums nepavyksta padaryti to 90 laipsnių kampo, tai yra ne bėda. Po truputį kiekvieną kartą po bėgimo ar ėjimo atlikdami šį tempimo pratimą, žinokite, jums netrukus pavyks. Ir su priešinga ranka paimama, darome lengvą tempimą. O, taip pat atsigrėžėme į kitą pusę kokius 3 kartus ir su iškvėpimu lenkiamės link savo pirštų galų. Ta patį atliekame su kita koja. Vėl kiekvieną tempimo pratimą, kaip primenu, reikia daryti atsargiai, neskubant. Ir tada paimam ir tiesiam. Kiek laiko atlikti tempimo pratimus? Iš esmės, tempimo pratimus reikėtų atlikti apie 3-5 minutės. Ir kiekvieną kartą žiūrėkite, ar darytumėte 3 serijas, ar darytumėte 2 serijas šių 3 tempimo pratimų. Sėkmės!